Trečioji dalis. Didysis speigas. Dabar visi laikrodžiai vėl ėjo. Trolis Mumis juos prisuko, kad nesijaustų toks vienišas. O kadangi laikas ir taip pražuvo, tai nustatė laikrodžius skirtingom valandom. Gal kuri nors iš jų bus tikroji. Retsykiais mušė valandas, kartais skambėjo žadintuvas ir tai jį guodė. Tačiau negalėjo pamiršti siaubingo dalyko, to, kad saulė netekėjo. Diena iš dienos vos ne vos prasišviesdavo aušra, kuri pamažėle virsdavo ilga žiemos naktimi. Pati saulė nesirodė, paprasčiausiai dingo, o gal nuriedėjo kažkur į kosmosą. Iš pradžių Mumis nenorėjo tuo tikėti ir ilgai laukė. Kasdien eidavo į pajūrį ir sėdėdavo laukdamas, atgręžęs snukutį į rytus. Tačiau nieko neatsitikdavo. Tad grįždavo namo, uždarydavo stogo dangtį ir uždegdavo ant židinio atbrailos ilgą žvakių eilę. Tas, kuris gyveno po virtuvine spintute, ir toliau nesirodė, kad ko nors užvalgytų, ir tikriausiai gyveno kažkokį paslaptingą, didžiai reikšmingą, vienišą gyvenimą. Mora slankiojo po ledą, nugrimzdusi savo mintyse, kurių niekas nežinojo. O spintoje, kabinoje, už maudymosi chalatų slypėjo kažkas grėsmingo. Ir ką čia padarysi? Visa tai buvo, nors niekas nežinojo kodėl. Ir tu čia esi visiškai bejėgis. Trolis Mumis surado ant aukšto didelę kartoninę dėžę su blizgančiais paveikslėliais ir pasinėrė į liūdesį, žavėdamasis jų grožiu. Buvo ten gėlių ir saulėtekių, ir mažų vežimėlių spalvotais ratais. Tviskantys, kupini ramybės paveikslėliai, primenantys prarastą pasaulį. Pirmiausia, išsidėliojo juos ant svetainės grindų, paskui jam šovė į galvą išklijuoti jais sienas. Klijavo lėtai, rūpestingai, kad ilgam jų pakaktų, o gražiausius priklijavo virš savo miegančios mamos. Klijuodamas pasiekė veidrodį ir tada pastebėjo, kad ant sienos nebėra didelio sidabrinio padėklo. Visada kabojo dešinėje veidrodžio pusėje ant kaspino raudonai išsiuvinėtu kryžiuku, o dabar ten tebuvo kaspinas ir tamsus ovalas ant apmušalų. Labai dėl to sunerimo, nes žinojo, jog tai mėgstamiausias mamos padėklas. Buvo tai šeimos brangenybė ir niekad nevalia buvo jo naudoti. Vienintelis daiktas,
kurį iki tviskėjimo nublizgindavo per šventes. Sutrikęs trolis Mumis apėjo visus namus, bet padėklo nerado. Tiktai aptiko, kad dar trūksta daugybės kitų daiktų, pagalvių ir antklodžių, miltų ir cukraus, ir prikaistuvių, net ir gaubto ar batinuko, to su išsiuvinėta rože. Trolis Mumis dėl to labai susikrimto, nes jautėsi atsakingas miegančiai šeimynai. Pradžioje įtarė tą, kuris gyveno po virtuvine spintute. Pagalvojo ir apie Morą, ir apie tą, kuris tupėjo maudymosi kabinos spintoje. Tiesą sakant, tai galėjo padaryti bet kas, juk žiema buvo pilna keistų sutvėrimų, kurie elgėsi nesuprantamai ir nenusakomai. Reikia paklausti Tutikės, pagalvojo trolis Mumis. Tiesa, ketinau nubausti Saulę ir neiti iš namų, kol ji negrįš. Bet čia rimtesnis reikalas. Kai trolis Mumis išėjo į pilką prieblandą, prieš verandą stovėjo baltas nepažįstamas žirgas ir žvelgė į jį spindinčiomis akimis. Trolis Mumis atsargiai nusilenkė, bet žirgas net nekrustelėjo. Tada Mumis pamatė, kad žirgas nulipdytas iš sniego. Uodegos vietoj buvo šluota iš malkinės, o akių maži veidrodėliai. Išvydo save tose veidrodinėse akise ir nusigando. Aplenkęs žirgas sparčiai patraukė nuogų jazminų krūmų link. Kad čia būtų bent vienas nuo seno pažįstamas sutvėrimas, pagalvojo trolis Mumis. Ne paslaptingas, o visai paprastas. Kas nors, kas taip pat pabudo ir negali viso to suvokti. Galima būtų jam pasakyti: sveiks, siaubingai šalta, ar ne? Klausyk, ar ne kvailas daiktas tas sniegas? O matei, kaip atrodo jazmino krūmas? Prisimeni vasarą ar ką nors panašaus? Ant tilto turėklų sėdėjo Tutikė ir dainavo. Aš Tutikė, aš nulipdžiau žirgą, baltą žirgą, kuris šuoliuoja, kuris nakčiai artėjant nubėga per ledą. Baltą didingą žirgą, kuris šuoliuoja ir nešant nugaros didįjį speigą. Po to pasigirdo nesuprantamas priedainis. Ką nori tuo pasakyti? Paklausė trolis Mumis nedrąsiai. Noriu tuo pasakyti, jog vakare apipilsim jį upės vandeniu, atsakė Tutikė. Tada per naktį sušals ir pasidarys ledinis. O kai ateis didysis speigas, nušuoliuos ir jau niekada nebegrįš. Kurį laiką trolis Mumis tylėjo. Paskui tarė:
kažkas neša daiktus iš tėčio namų. Turbūt tai tik į gerą, pasakė Tutikė linksmai. Aplink tave aiškiai per daug daiktų, tokių, kuriuos prisimeni, ir tokių, apie kuriuos svajoji. Paskui ėmė dainuoti antrą posmelį. Trolis Mumis apsisuko ant kulno ir nuėjo. Ji manęs nesupranta, pagalvojo. Už savęs girdėjo per galingą Tutikės dainą. Dainuok sau, dainuok, sumurmėjo apyverksmis ir piktas. Dainuok apie tą savo bjaurią žiemą su juodu ledu ir su tuo nemaloniu sniego žirgu ir su visais tais, kurie niekada nesirodo, tik tai slepiasi ir yra keisti. Ropšdamas iš šlaito aukštyn, paspyrė sniegą. Ašaros šalo jam ant snukelio ir staiga užtraukė savo dainelę. Plyšojo iš visų jėgų, kaip galėdamas garsiau, kad Tutikė jį išgirstų ir supyktų. Štai kaip skambėjo pikta Trolio Mumio dainelė apie vasarą. Paklausykit, žiemos vaikai, jūs, kurie bijote saulės, tai jūs apgaubėt sutemom smėlį, kuris anksčiau žydėjo. Vėjas neša sniegą ir kaukia ir lekia pakvaišęs, o aš vienišas, nusiminęs, bėgu nuo sniego, noriu kristi ir verkti, pūgos, šalčio palaužtas, ir matau savo melsvą verandą ir spindinčią jūrą. Šviesos, šilumos, saulės ilgiuosi ir jėgos išseko. Ak, žinokit, ne man žiema, jūs žiaurioji. Kai pasirodys mano saulė ir pažvelgs į jus, tai pamatysit, kaip kvailai atrodot. Riktelėjo, jau nebekreipdamas dėmesio į ritmą. Tada apsigyvensiu saulėgrąžoj ir gulėsiu ant pilvo karštame smėlyje, o langas visą dieną bus atviras į sodą ir į kamanes, ir į skaisčiai mėlyną dangų su mano nuosava geltona kaip apelsinas saulė. Kai Trolis Mumis baigė savo maištingą dainelę, stojo mirtina tyla. Stovėjo nejudėdamas ir klausė, bet niekas su juo nesiginčijo. Kažkas turėjo nutikti, pagalvojo virpėdamas. Iš tikrųjų, taip ir buvo. Nuo kalnelio viršūnės kažkas leidosi žemyn, važiavo tviskančio sniego debesyje ir plyšojo. Iš kelio, saugokis! Trolis Mumis stovėjo nejudėdamas ir tik žiūrėjo. Tiesiai į jį šliuožė sidabrinis padėklas, o ant jo gaubtas arbatinukui. Tutikė
apliejo juos upės vandeniu. Pasibaisėjęs pagalvojo trolis Mumis, ir jie atgijo. Dabar šuoliuoja ir jau niekados nesugrįš. Ta pačią akimirką jie susidūrė. Trolis Mumis nuskriejo giliai į sniegą ir nugrimzdęs jame išgirdo Tutikės juoką, o paskui dar vieną juoką. Taip juoktis galėjo tik viena vienintelė būtybė pasaulyje. Mi! Riktelėjo trolis Mumis, nors burna buvo pilna sniego. Kuo greičiausiai išsikepurnėjo džiugus, lūkesčio kupinas. Iš tikrųjų, ant sniego sėdėjo Mi. Arbatinuko gaubte išsikirpo skyles galvai ir rankoms, o pilvelio viduryje puikavosi išsiuvinėta rožė. Mi! Sušuko Mumis. Ak, tu nežinai, viskas čia taip svetima, taip vieniša. Prisimeni praeitą vasarą, bet dabar žiema, atsakė Mi, traukdama sidabrinį padėklą iš sniego. Gražų kūlvirstį padarei, ką? Pabudau ir jau nebegalėjau užmigti, pasakojo trolis Mumis. Durys neatsidarė, o saulė kažkur pradingo. Ir net tas, kuris gyvena po spintute, ne. Taip, linksmai pritarė mažoji Mi. O paskui klijavai paveikslėlius ant sienos. Nėmaž nepasikeitei. Įdomu, gal tas padėklas greičiau važiuotų, jei ištepčiau jį sterinu? Nebloga mintis, atsakė Tutikė. Ledu tikriausiai šliuoš dar greičiau, pareiškė Mi. Jeigu trolių Mumių namuose atsiras kokia nors burė. Ir jeigu vėjas nenurims, pridūrė Tutikė. Mumis žiūrėjo į jas ir svarstė, paskui ramiai pasakė: Galiu jums paskolinti savo palapinę. Popiet Tutikės nosis pajuto, kad artėja didysis speigas. Apipylė žirgą upės vandeniu ir prinešė malkų į maudymosi kabiną. Šiandien sėdėkit namie, nes ji jau eina, pasakė. Nematomos pelytės linktelėjo galvą, o spintoje pritariamai sušnarėjo. Tutikė išėjo įspėti kitų. Nesirūpink, pasakė mažoji Mi. Tikrai eisiu į namus, kai pajusiu, kad man gnaibo kojų pirštus. O mimlą visuomet galima pridengti šiaudų glėbiu, pridūrė, vairuodamas sidabrinį padėklą ant ledo. Tutikė ėjo toliau, slėnio link. Pakeliui sutiko voveraitę su gražia uodegaite. Vakare sėdėk namie, nes ateina didysis speigas, įspėjo. Gerai, atsakė voveraitė. Ar kartais nematei kankorėžių, kurį kažkur čia paslėpiau? Ne, atsakė Tutikė, bet prižadėk, jog nepamirši, ką tau sakiau. Kai sutems, sėdėk namie. Tai svarbu.
Voveraitė išsiblaškiusi linktelėjo. Tutikė patraukė toliau ir užkopė virvinėm kopėčiom į trolių Mumių namus. Atidarė stogdangtį ir pašaukė Mumiai. Trolis Mumis buvo užsiėmęs raudonais medvilniniais siūlais, adęs savo šeimynai maudymosi kelnaites. Aš tik norėjau tau pasakyti, jog ateina didysis speigas, pasakė Tutikė. Dar didesnis, paklausė trolis Mumis. O kokio dydžio jis būna? Šitas pats pavojingiausias, atsakė Tutikė. Temstant, kai dangus pažaliuoja, jie ateina tiesiai iš jūros. Ji? Paklausė trolis Mumis. Taip, ir labai graži ledinė mergelė, atsakė Tutikė. Bet jeigu pažvelgsi jai į veidą, sušalsi į ledą, pavirsi tikru ledokšniu ir bet kas galės tave sutrupinti į mažus gabalėlius. Todėl privalai šįvakar sėdėti namuose. Paskui Tutikė vėl išlipo ant stogo. Trolis Mumis nusileido į rūsį ir pridėjo dar durpių į krosnį. Paskui apklostė visą šeimyną kilimais, prisuko laikrodžius ir išėjo iš namų. Mat jautė, kad norėtų būti ne vienas, kai ateis ta ledinė mergelė. Kai trolis Mumis pasiekė maudymosi kabiną, dangus buvo dar blyškesnis ir žalsvesnis negu pirma. Vėjas nurimo ir negyvos nendrės nejudėdamos tirpsojo virš ledo. Klausė ir jam atrodė, jog pati tyla skleidžia žemą, melodingą garsą. Galbūt tai vanduo stingo į ledą vis giliau ir giliau jūroje. Kabinoje buvo šilta, vidury stalo stovėjo melsvas trolio Mumio mamos arbatinukas. Trolis Mumis atsisėdo į sudedamąjį krėslą ir paklausė, kada jie ateis. Netrukus, pasakė Tutikė, bet nereikia jaudintis. Ne dėl jos aš jaudinuosi, pasakė trolis Mumis. Aš jaudinuosi dėl kitų, dėl tų, apie kuriuos nieko nežinau, dėl to, kuris gyvena po spintute, ir dėl to spintoje, ten kampe, ir dėl Moros, kuri tik žiūri ir nesako nė žodžio. Tutikė pasitrynė snukelį ir akimirką mąstė. Matai, pasakė, yra tiek daug tokių, kuriuo neranda sau vietos nei vasarą, nei rudenį, nei pavasarį. Visi tie nedrąsūs ir pasimetę. Tokie yra kai kurie naktiniai žvėreliai ir tie, kurie niekur nepritampa ir kuriais niekas netiki. Laikosi atokiai ištisus metus. O paskui, kai jau ramu ir balta
Ir kai naktys pasidaro ilgos, o visi užmiega žiemos miegu, tada pasirodo. Ar pažįsti juos? Paklausė trolis Mumis. Kai kuriuos, atsakė Tutikė. Pavyzdžiui, tą, kuris gyvena po spintute, labai gerai pažįstu. Bet jis, regis, nori gyventi paslapčia, tad negaliu jūsų supažindinti. Trolis Mumis paspyrė stalo koją ir atsiduso. Žinoma, pasakė, bet aš nenoriu gyventi paslapčia. Patenki į kažkokį visai naują pasaulį ir niekas nė nepaklaus, kokiame tu anksčiau gyvenai. Net mažoji Mi neturi noro pašnekėti apie tikrąjį pasaulį. Iš kur gali žinoti, kuris jų tikras? Pasakė Tutikė, prispaudusi nosį prie lango stiklo. O, štai ir Mi. Mažoji Mi stumtelėjo duris ir trankiai numetė ant grindų padėklą. Burė tiks, pasakė. O dabar man reikia movus. Iš tos trolių Mumio mamos pagalvėlės kiaušiniams pridengti niekada neišeitų mova. Tad nieko tokio, kad iškirpau joje skyles. Bet dabar jie atrodo taip, kad gėda būtų ją netgi kokiam nors iškeldintam ežiui atiduoti. Matau, pasakė Mumis ir niūriai pažvelgė į pagalvėlę. Mi sviedė pagalvėlę ant grindų, o kažkuri iš nematomų pelyčių tučtuojau įgrūdo ją į krosnį. Na, o ji greit ateis? Pasiteiravo Mi. Man atrodo, kad taip, rimtai atsakė Tutikė. Eime pažiūrėti. Jie išėjo ant tiltelio ir ėmė uosti, atsigręžė į jūrą. Vakaro dangus buvo žalias ir visas pasaulis atrodė taip, lyg būtų padarytas iš plono stiklo. Viešpatavo mirtina tyla, o smulkios žvaigždės švietė iš visų pusių ir žvelgė į savo atspindį lede. Ir buvo baisiausiai šalta. Taip, eina, pasakė Tutikė. Eime į vidų. Pelė po stalu liovėsi grojusi. Tolumoj per užšalusią jūrą ėjo ledinė mergelė, balta kaip stearinas, bet jei žvelgsi į ją per lango stiklą iš dešinės pusės, raudona, o per kairį šviesiai žalia. Trolis Mumis staiga pajuto, jog stiklas pasidarė toks šaltas, kad jam net snukutis sugėlė. Atsargiai atsitraukė. Visi susėdo aplink krosnelę ir laukė. Nežiūrėkit į tą pusę, pasakė Tutikė. Vaje, kažkas užlipo man ant kelių, riktelėjo mažoji Mi, nustebusi ir pažvelgė į savo sijoną, ant kurio nieko nesimatė. Tai mano pelytės bijosi, paaiškino jai Tutikė. Sėdėk ramiai, tuoj nulips sau. Ledinė mergelė ėjo pro jų kabiną. Galbūt pražvelgė pro langą, nes kambaryje padvelkė ledinis vėjo šuoras, o raudona geležinė krosnelė pabalo.
Tačiau tai neilgai truko. Po akimirkos buvo jau po viskam. Nematomos pelės susigėdę nušoko mažajai Mi nuo kelių. Paskui visi puolė prie lango. Ledinė mergelė stovėjo nendryno pakrašty, atsukusi jiems nugarą. Palinko virš sniego. Tai voveraitė, pasakė Tutikė. Pamiršo, kad turi sėdėti namie. Ledinė mergelė palenkė veidą virš voveraitės ir pakasė jai paausį. Voveraitė žvelgė į ją pakerėta, tiesiai į jos šaltas mėlynas akis. Ledinė mergelė šyptelėjo ir nuėjo toliau. O jos kelio pakrašty liko ta kvaištelėjusi voveraitė, sustingusi, pastirusi, stirkstančiomis ore kojelėmis. Blogi reikalai, niūriai pratarė Tutikė ir užsismaukė kepuraitę ant ausų. Atidarė duris ir į vidų siūbtelėjo sniego dulkių sūkurys. Netrukus Tutikė grįžo ir paguldė voveraitę ant stalo. Nematomos pelės prišoko su karštu vandeniu ir apvyniojo voveraitę šiltu rankšluosčiu, bet jos letenėlės sustingę ir gailios stirksojo aukštyn, o ūseliai net nevirptelėjo. Ji visiškai negyva, pasakė mažoji Mi dalykiškai. Šiaip ar taip, prieš mirtį pamatė kažką gražaus, tarė trolis Mumis virpančiu balsu. Na taip, atsakė Mi, bet dabar jau to neprisimena. Ketinu pasidaryti dailią movikę iš jos uodegos. Tu to nepadarysi, užriko trolis Mumis pasipiktinęs. Turi būti palaidota su uodega, nes ji bus palaidota, tiesa, Tutikė? Atsiliepė Tutikė. Nežinau, ar ką nors, kas jau miręs, dar gali džiuginti nuosava uodega. Brangioji mano, prašė Mumis, nesakyk, kad ji mirė. Tai taip baisu. Jeigu jau mirė, tai mirė, atsakė Tutikė švelniai. Tavo voveraitė iš lėto pavirs žeme, o dar vėliau iš jos išaugs medžiai, po kuriuos striksės kitos voveraitės. Ar tai jau taip liūdna? Gal ir ne, atsakė Mumis ir nusišluostė snukelį. Bet šiaip ar taip, rytoj ją reikia palaidoti, drauge su uodega ir viskuo, ir jos laidotuvės bus labai gražios ir padorios. Kitą rytą maudymosi kabinoje buvo labai šalta. Ugnis dar degė geležinėj krosnelėj, bet jautei, kad nematomos pelytės aiškiai pavargo. Trolio Mumio iš namų atnešto arbatinuko dangtelį aptraukė plonas
ledo sluoksnis. Trolis Mumis padėkojo už kavą, kurios nenorėjo gerti dėl voveraitės mirties. Dabar turi man duoti mano maudymosi chalatą, iškilmingai kreipėsi į Tutikę, nes mama sakė, jog per laidotuves visuomet būna šalta. Nusisuk ir skaičiuok iki 10, pasakė Tutikė. Trolis Mumis nusisuko į langą ir skaičiavo. Kai suskaičiavo iki 8, Tutikė uždarė spintą ir padavė jam žydrąjį maudymosi chalatą. Kad tu ir atsiminei, jog manasis žydras, apsidžiaugė Mumis, iš karto įkišo rankas į kišenes, bet akinių nuo saulės nerado. Užtat juose buvo smėlio ir apvalus kaip kamuoliukas baltas akmenėlis. Sugniaužė akmenėlį letenėlėje. Jo apvalume slypėjo tas saugos jausmas, kurį suteikia vasara. Beveik jautei, jog akmenėlis dar šiltas nuo saulės. Atrodai taip, lyg būtum pakliuvęs ne į tą priėmimą, kur buvai kviestas, pasakė mažoji Mi. Trolis Mumis į ją nė nepažvelgė. Einat į laidotuves, ar ne? Pasiteiravo oriai. Aišku, kad einam, atsakė Tutikė. Tam tikra prasme ji buvo miela voveraitė. Suvyniojo voveraitę į seną maudymosi kepuraitę ir išėjo į žvarbų šaltį. Sniegas gurgždėjo po letenėlėm, o kvėpuojant iš burnos virto baltas garas. Snukeliai taip stingo, jog negalima buvo jų nė suraukti. Bet ir žnybia, pasakė mažoji Mi, susižavėjusi, šokuodama užšalusią jūros pakrantę. Gal galėtum ne taip smarkiai šokuoti, paprašė Mumis. Šiaip ar taip, juk laidotuvės. Ledinis oras užkando jam žadą. Jis vos galėjo kvėpuoti. Nežinojau, kad turi antakius, pasakė mažoji Mi. Dabar jie pabalo ir atrodai suglumęs dar labiau nei paprastai. Tai šerkšnas, dalykiškai paaiškino Tutikė. O dabar patylėk, nes nei tu, nei aš nieko neišmanom apie laidotuves. Mumis nudžiugo. Nunešė voveraitę prie namų ir paguldė priešais sniego žirgą. Paskui užkopė virvinėm kopėčiom ant stogo ir nusileido į šiltą, miegančią svetainę. Apieškojo stalčius. Viską apvertė aukštyn kojom, bet to, ką norėjo rasti, nerado. Tada priėjo prie mamos lovos ir pašnibždėjo jai į ausį vieną klausimą. Ji atsiduso ir apsivertė ant kito šono. Trolis Mumis dar kartą pakuždėjo prie jos ausies. Tuomet mama giliai, moteriškai, nepamirždama nieko, kas susiję su tradicijomis,
per miegus atsakė: gedulo kaspinai, jie mano spintoj ant viršutinės lentynos dešinėj. Trolis mumis išsitraukė iš po laiptų kopeteles ir pasistatė jas prie spintos. Ant pirmos lentynėlės rado dėžutę su visais tais nereikalingais daiktais, kurie kartais praverčia ir net būna būtini. Be kita ko, buvo ten juodų gedulo ir auksinių kaspinėlių didelėms iškilmėms, ir namų raktas, ir kamščiatraukis šampanui, ir klijų porcelianui klijuoti, ir atsarginių varinių lovos bumbuliukų. Kai trolis mumis išėjo į kiemą, jo uodegą puošė juodas gedulo kaspinas. Paskui jis užrišo kaspinėlį Tutikei ant kepuraitės. Tačiau mažoji Mi atsisakė kaspinų. Jeigu man liūdna, tai neprivalau to rodyti rišdamasi kaspinėlį, pasakė. Jeigu tau liūdna, tai taip, tarė mumis, bet tau neliūdna. Ne, pasakė mažoji Mi, negaliu liūdėti, galiu tik tai džiaugtis arba pykti. Argi voveraitei padės, jei aš liūdėsiu? Bet jeigu supyksiu ant ledinės mergelės, galbūt vieną kartą įkąsiu ją į koją, ir gal tada bus atsargesnė ir nekasys mažoms voveraitėms pausio vien todėl, kad jos tokios gražios ir pūkuotos. Galbūt tu ir teisi, pritarė Tutikė, bet keisčiausia, kad ir trolis mumis teisus. Tai ką darom toliau? Dabar iškasiu duobelę, pasakė trolis mumis. Yra čia viena tokia jauki vietelė, kur paprastai auga saulutės. Bet mano brangus drauge, apgailestaudama, tarė Tutikė, žemė sušalusi ir kieta kaip akmuo, nė svirplio joje neužkastum. Mumis nusiminę žvilgtelėjo į ją. Visi tylėjo. Ir kaip tik tą akimirką sniego žirgas palenkė galvą ir atsargiai ėmė uostinėti voveraitę. Pažvelgė į mumį savo veidrodinėm akim, ramiai mojuodamas uodegą šluotą. Tuo pat metu nematoma pelė užgrojo fleita kažkokią liūdną melodiją. Trolis mumis dėkingas linktelėjo galvą. Tuomet sniego žirgas pakėlė voveraitę su maudymosi kepuraite, uodegaite ir viskuo kitu, pasidėjo ją sau ant nugaros ir visa procesija pasuko jūros link. Eidama Tutikė dainavo. Buvo kartą maža voveraitė, labai maža voveraitė. Neturėjo jinai daug proto, bet buvo šilta ir pūkuota. Dabar ji šalta, visiškai šalta, o jos kojelės pastirę.
bet vis dar mažos voveraitės uodegaitė gražiausia pasauly. Pajutęs po kojomis tvirtą ledą, žirgas atmetė galvą, o jo akys sužvilgo ir staiga džiaugsmingai pašoko ir leidosi šuoliais. Nematoma pelė vinguriavo linksmą greitą melodiją. Sniego žirgas su voveraite ant nugaros šuoliavo vis toliau ir toliau. Galų gale virto tik taškeliu horizonte. Nežinau, ar gerai išėjo, pratarė trolis Mumis susirūpinęs. Geriau ir negalėjo būti, atsakė Tutikė. Aišku, kad galėjo, pareiškė mažoji Mi. Jeigu būčiau gavusi tą gražią uodegaitę Movikei.